yra pagalba, bet pagalba įsisirgti. Tai reiškia, kad kuo daugiau taip darysiu, tuo daugiau tas mano žmogus vartos. Tai paprastai gal labai svarbus yra 2 punktai. Vienas yra tai, kad pagalba yra. Ir turbūt jau šiais laikais, man regis, ar ne, mes tiek daug, gal jau sunku pasakyti, kad nepasiekia, gal tada aš jau noriu, kad manęs nepasiektų kalbos apie psichinę sveikatą, bet mes visi žinom, ir valstybė labai daug daro, ir privatus sektorius tikrai atveria duris. Ta prasme, jau kiekvienoje savivaldybėje yra psichikos sveikatos biuras, arba ten sveikatos biuras, arba kas bebūtų. Ir mes galim kreiptis. Ir tada aš galiu ateiti ir sakyti, žiūrėkit, pas mane namuose truputį čia kažkas nelabai man aišku. Ten, priklausomai, aišku, aš dabar taip sutrikau pati bekalbėdama, nes jeigu sako ten 2-metis ar 4-metis, tai turbūt, kad kita yra pagalbos dalis, bet jeigu mes kalbam apie paauglius ir saugesnius žmonės, taip, tai tada tai yra ta pagalba. Antra dalis turbūt labai svarbu išdrįsti.